6 metus Panevėžio maltiečiai su karšta sriuba ir duona beldžiasi į šių varganų namų duris. 6 metus, kada be užeitų, Emilija randa toje pačioje vietoje, sėdinčią prie krosnės ankštoje virtuvėlėje. Ačiū Dievui, kad akim gerai matau. Ir rankos šiek tiek galite, netiek laiko neturiu, mezgu. Nors drebančiose rankose sunku laikyti virbalus, nors nėra kam mūvėti numegztų kojinių, 83 senutė nesiliauja dirbusi. Taip laikas greičiau praeina. Taip išsėdėti vienoje vietoje lengviau, nes kojos netekusi senolė tik vakarais pasiremdama į taburetę nueina iki lovos. Atrodė niekam nebevertas žmogus, tik valstybei nuostolis. Ale nieko nepadarysiu. Tai reikia pamatyti, kaip nušvinta Emilijos akis sulaukus maltiečių apsilankymo ir dubenėlio sriubos, riekės duonos. Čia liūdžiai dabar tik viskas džibrangu. Ir važiuoti paslibyti točių skanių užužą visočiam su dešrytėm. Ir sriuba, košė, o danytė kočia skani. Panevėžio maltiečiai globoja 66 vienišus, ligotus, skurstančius senukus. Dažnam atnešta ąsotis sriuba ir duona, ir pusryčiai, ir pietus, ir vakarienė. Jau daug didelė prabanga, viskas duonoje, viskas. Nu gerai, paimsiu duonytę. Kasdieninė duok, kasdieninė duona. Tai Vladislava, pranciškonų vienuolė, buvusi tikybos mokytoja. Sunkiai vaikštanti, ligų kamuojama senutė sako rytą vakarą maldomis dėkojanti Lietuvos žmonėms už jų gerumą, už atjautą silpnesniam, už pagarbą senatvei. Labai dėkoju, kas ateina. Vienu žodžiu, esu laiminga, nors kojas skaud, naktim nemiegu. Kai sulaukia maltiečių, kai yra bent kam žodį ištarti, laimingesnė jaučiasi ir Danutė. Vienintelis ir geriausias jos draugas – šuniukas Džekis. Daugiau aš niekam nereikalinga, atsidūsta ji. Mes atidavėm savo visą sveikatą, viską, ką galėjom, tai mes dabar bereikalingi. Numirtumėm, tai nereikėtų pensijos mokėti. Ar po tokių kartėlio kupinų vienišos sunkiai sergančios senutės žodžių dar reikia paaiškinti, kodėl Maltos ordino pagalbos tarnyba jau 10 kartą rengia labdaros akciją ir beldžiasi į Lietuvos žmonių širdis, prašydama padėti vienišiems ir silpniems. Telefonus, kuriais galite aukoti, matote ekrane. Jums būtinai bus padėkota. Mintyse, maldose ir gerų žodžių. Labai jums ačiū, vaikučiai mano mėly, labai jums ačiū.